Vaikystėje mūsų dažnai klausdavo, tai kuo būsi užaugęs? Atrodo, visi vaikučiai buvo pasiryžę tapti kosmonautais ir medicinos seselėmis, dar inžinieriais ir mokytojomis. Bet pasimetę ir įsitempę dažnai neįsivaizdavo nieko. O kam nepažįstama abituriento kryžkelė? Puiku, kai įrodo vieną kryptį. O jeigu neištyrinėtų kelių ne vienas? Jaunuoliai, jei neramina mintis apie gyvenimo horizontus, perspektyvas, saviraišką, taigi profesija, turėk galvoje, kad yra vieta, kur smagu mokytis, įgyti specialybę. Nebaigusiai 12 klasių įgyja ir vidurinį išsilavinimą. O paskui žiūrėk, atsiranda motyvas mokytis toliau ir tie horizontai plečiasi. Vilniaus turizmo ir prekybos verslo mokykla suteikia tvirtą pamatą tolimesniems startams. Pradėk savo karjerą čia, kviečia profesinė mokykla, pradėjusi 7 savo veiklos dešimtmetį. Ne kartą keitėsi mokyklos pavadinimas, plėtėsi veiklos barai ir apimtis. Tobulėjo mokymo procesas. Anų laikų senutė Vilniaus prekybos mokykla su 3 specialybių kraičiu dabar tapo šiuolaikiška mokymo įstaiga, kur vyksta bendrasis ir profesinis gamybinis mokymas. Gyva versme trykšta popamokinė veikla. Mokykla rengia virėjus ir konditerius, padavėjus ir barmenus, prekybos įmonių vadybininkų padėjėjus, viešbučių ir turizmo paslaugų teikėjus, kasininkus operatorius, apskaitininkus, smulkiojo verslo paslaugų teikėjus. Britas Jamie Oliveris televizijos žvaigždė tapo per virtuvę. Jis demonstruoja kulinarijos meną. Laida Gaminame su Oliveriu kai kuriems nebejotinai įkvepia svajonę. O jeigu taip gamintume su manimi, aš sugalvočiau dar ne taip. Jei taip nusiteikęs ir tu, tikrai neprašausi pasirinkęs virėjo ar konditerio specialybę. Ką? Dienas leisti garuose, tarp nenusakomos įvairovės kvapų? Šiais laikais, kai maisto gaminimo įstaigose taikomos naujausios technologijos, virtuvė neįsivaizduojama be gartraukio, o ir įvairiausių produktų nestinga. Virėjo ir konditerio specialybės mokytis tiesiog smagu, ypač jei turi fantazijos. Virėjai išmoksta gaminti ir kurti įvairius patiekalus, gražiai ir skoningai juos papuošti, derinti maisto produktus. Gauna verslo organizavimo pagrindus. Konditeriai, be konditerijos gaminių ruošimo technologijos, verslo organizavimo subtilybių, daug dėmesio skiria kūrybiškumo ugdymui. Ta informacija, tos žinios, kurias man davė mokykla, man padėjo nuo savo verslo kūrime. Tai buvo tie kertiniai akmenys, ant kurių aš dabar jau galiu, stovėdamas ant savo kojų, pasakyti, kad mokykla man davė. Virėjo amatas, kaip žinia, visam pasaulyje yra gerbiamas, tai yra vienas iš seniausių amatų ir tai yra tas darbas, kuriuo užsiėmęs ir sunkiai dirbęs, tu tikrai duodu 90-100, kad tikrai įsimuši į žmonės. Centukas. Tai pakrikštyta būsimųjų prekybininkų pratyboms ir išbandymams skirta nedidukė parduotuvėlė 1. aukšte. Čia mokiniai gali praktiškai pritaikyti žinias, pajusti būsimo darbo skonį. Į parduotuvę užsuka realūs pirkėjai, ne tik mokytojai bendramoksliai, bet ir žmonės iš gatvės. Čia viskas tikra. Nepabandęs nežinosi, ar lengva suvaldyti jaudulį pirmą kartą aptarnaujant pirkėją, ar nekaistas skruostai ko nors nežinant. Darbo krikštas centuke užgrūdina, todėl vėliau jautiesi tvirčiau dideliame prekybos centre. Simbolinis centuko vardas traukte traukia nuo liežuvio žodžius apie centuko virtimą lituku, nejučiai sukdamas į minčių apie perspektyvas verpetą. Viskam yra pradžia. Tas pirmas laiptelis, nuo kurio atsispyręs, gali kopti aukštyn. Senoliai šią tiesą lygino su grūdu ir aruodu. Dėk grūdą prie grūdo. Mesgi, dėdami centą prie cento, nuosekliai ir kantriai, žingsnis po žingsnio, sudedame savo ateitį. Svarbiausia – atrasti save. Ir pradėti karjerą nuo pradžių. Pradėti karjerą čia.
Padavėjo ir barmeno darbas ne iš lengvųjų. Vis ant kojų, visiems matomas, komentuojamas, vertinamas, visada greitas ir malonus. Bet yra žmonių, kurie tarsi gimė šiam darbui ir yra jų labai patenkinti. Gal patiktų ir tau? Mes mokome tarnauti svečius, serviruoti stalą, sudaryti valgiaraščius, gaminti patiekalus, organizuoti įvairius pobūvius, dirbti baruose ir kavinėse. Mokosi bendrauti su užsieniečiais. Ko jau ko, bet pastabumo ir takto niekada nebus per daug, todėl būsimieji padavėjai ir barmenai įgyja psichologijos žinių. Prekybos įmonių vadybininko padėjėjas. Skamba solidžiai. O ko reikėtų mokytis? Būsimieji prekybos įmonių vadybininko padėjėjai išmoksta tirti rinką, įvertinti jos perspektyvas, padeda sudaryti įmonės verslo planą, kurti prekybos įmonę, atlikti konkuruojančios įmonės veiklos analizę, atlikti pirkimo ir pardavimo operacijas bei ūkinės veiklos apskaitą, apskaičiuoti pelną, dirbti kompiuteriu, profesionaliai bendrauti su vietiniais ir užsienio partneriais. Vien žodyje viešbutis telpa viskas, kas susijęs su svečiais. Todėl viešbučių ir turizmo paslaugų teikėjų specialybės mokiniai išmokomi ne tik sutikti, apgyvendinti ir aptarnauti svečius, tvarkyti kambarius, naudojant reikiamus įrengimus ir techniką, bet ir paruošti nesudėtingus patiekalus, padengti stalą. Kad galėtum papasakoti apie savo kraštą, svečiui pasiūlyti ekskursijos maršrutą, turi būti susipažinęs su istorija, žymiomis vietomis ir beje išmanyti darbą kompiuteriu, nes dirbant viešbutyje gali tekti pildyti įvairius dokumentus. Kasininkas operatorius mums gerai pažįstamas parduotuvių darbuotojas, kuris kiekvienam palinki geros dienos. Pas mus išmokstama dirbti elektroniniais kasos aparatais, naudotis informacinių technologijų sistemomis, profesinės veiklos ypatumų, kultūringai ir profesionaliai aptarnauti pirkėjus, bendrauti užsienio kalba. Jei išgirsi, kad vargti visus metus mokykloje neverta, nes tokį išsilavinimą per porą mėnesių suteiks didieji prekybos centrai ir net įdarbins, labai nesižavėk. Mokykla yra mokykla su tradicijomis, patirtimi, bendramžiais. Tu čia gali klausti, klysti, mokytis, turiningai leisti laisvalaikį. Apskaitininko specialybė pirmiausia tinka krapštukams gerąja prasme. Mat apskaitininkui būtinas kruopštumas, tikslumas, tvarkingumas. Mokykloje išmoksi priimti ir tikrinti į sandėlį pristatytas prekes, organizuoti kasos darbą, tvarkyti įvairius apskaitos dokumentus, rengti juos archyvuoti. Be šiuolaikinių technologijų, kompiuterio, apskaitininko darbas neįsivaizduojamas. Ką dabar turiu, tai yra tikrai jų dėka. Tas visas praktinės žinios, bendravimas su klientais, ko man dabar kaip tik šiuo metu ir labai reikia bendrauti su klientais. Šiandien aš esu apatinio trikotažo parduotuvės vedėja. Ir įgytos apskaitininko žinios man padeda dirbti su prekėm, jas priimti, tvarkyti visą buhalteriją, visą dokumentaciją. Tai yra daug paprasčiau, nes jau turiu tą pagrindą, kurį pasiėmiau iš tos mokyklos, iš tų studijų, kurios tikrai man daug ką pravertė gyvenime. Įkurti savo smulkiojo verslo įmonę realu, bet kad priimtum verslo sprendimus, turi išmokti planuoti įmonės veiklą, organizuoti darbą, tvarkyti apskaitą, bendrauti su partneriais. Be abejo, išmanyti informacinės technologijas. Išmokusiems šių ir daug kitų dalykų, lieka palinkėti sėkmės verslo pasaulyje.
mokykloje laikas ne tik, kad jisai prabėgo, jis lėkte pralėkė. Nes kiekvieną dieną su dideliu džiaugsmu peržengdavau tos mokyklos slenkstį, nes žinodavau, kad visai dienai patenku į erdvę, kuri man kaip paaugliui, kaip bręstančiam žmogui buvo ypatingai svarbi, nes atradau ypatingai rūpestingus dėstytojus, nuostabius mokytojus, giliai išmintingus auklėtojus, labai nuoširdžius draugus, o svarbiausia, ta visa mokykla man jaunam žmogui alsavo iš visų mokytojų sklindančią atsakomybę už kiekvieną mokinį. Pamokos nebuvo vien tik tai vadovėlių žinių pateikimas. Kiekviena pamoka tuo metu, kai aš mokinausi, buvo nesibaigiantis gyvenimas, buvo pamokos gyvenimui. Ar tai mes mokindavome specialybės dalykus, ar vidurinės mokyklos dalykus mokindavomės, ar eidavome į savaitinę praktiką, dirbti valgyklose, restoranuose, virtuvėse, buvo nesibaigiančios pamokos gyvenimui.